Labą dieną, gerbėmieji žiūrovai. Šiandien mes su jumis susitinkame Lietuvos futbolo federacijos stadione Vilniuje, kur su ekranuose patrungo vienas iš žaidėjų. Ojej, koks smūgis ir 1-0. Na, kaip ir sakiau, gali vieną kitą trečią kartą galbūt atsiginti, bet jeigu bus daug standartinių situacijų, tai riteriai gali nubausti jau ne vieną komandą šiais metais. Lenkijos, dar viena riterių ataka, 4-5, bet gerai išsidėstė riteriai, smūgis į vartus ir nuo virpsto. Kamuolys palieka aikštę, o gerosios savybės labiau atsiskleidžia atakuojant varžovų vartus. Ginantis būna visko. Štai bene pirmasis smūgis ir tarsi patvirtina mano žodžius. Vėl gana patogi situacija ir vėl pavojus, po kurio galima sakyti tik tai, na, žino, riterių žaidėjai, kad bus komandos draugai, kurie tada pasaugos. Dabar riteriai atakuoja iš aštraus kampo. Nepabandė ant teisėjo pažymėtos linijos. Štai toks įžaidimas ir antrasis įvartis. Puikiai situacija, puikiai išpildyta situacija. Deimantas Rimpa, na ir dabar netikėtumo faktorius, namų darbai, gali vadinti tą, ką nori, bet Babrungas, na, buvo žiauriai nubaustas per tą pirmajame kėlinyje. Čia labai gražiai įžaistas kamuolys, čia baudos nėra, bet smūgis praktiškai nuo baudos aikštelės vidurio. Ir vėl jis jau prie baudos aikštelės, perduotas kamuolys, galimybė smūgiuoti, ne iš karto, Simas Civilka, Kublickas situaciją gelbsi, bet prieš tai dar ir nuošalė, ko gero, buvo užfiksuota galimybė antro kėlinio pradžioje. Čia galima žaisti toliau, pražangos nėra, smūgis ir trečiasis įvartis. Trečiasis įvartis, kurį praktiškai sukuria du pasirodę po keitimo žaidėjai. Labai gerai sužaidė dabar 22 numeris Akselis Galita. Laimėjo tokią jėgos dvikovą baudos aikštelėje, po to sugebėjau išvengti, kurį galėčiau pavadinti be adreso, bet čia taip kalbant iš Babrungo pusės, o šiaip adresatas buvo klysta. Dabar riteriai savo baudos aikštelį, labai reta klaida, bet ji yra ir galimybė mušti bent vieną įvartį, na bet kai ne tavo diena, tai ne tavo. Babrungas neturės galimybę. Nusprendžia, kad nėra čia ko, baigia rungtynes Kęstutis Bartuškevičius 3-0.